Vidauskai išjungia šaldytuvą, tačiau suka elektrą atgal, nes labai ryškiai lempa dega. 154 vatai ir fiksuoja įrenginys. Tai yra šaldytuvas visiškai nedirba. Jokio garso. Visiškai nedirba. Vidauskai atjungia šaldytuvą, valdo per nuotolį. Greičiausiai vėl yra programa pasijungia, nes Google Play fiksuoja, kad vidauskai naudoja programas įrenginių valdymas per nuotolį namai. Ir šitaip yra vagiama elektra. Įrenginiai fiksuoja. Šitą visiškai atjungia. Kad nematytume, kiek yra vartojama elektra, šitą visiškai atjungia. Įtampa didelė ir suka elektrą atgal. Vadinasi, šiuo metu mano šaldytuvas rodo, kad aš vartoju 159-152 vatus. Keičiasi labai greitai, nes vidauskai užsima kriptovaliutą bitkoinai. 252 įrenginiai, plus šildosi namus, plus gamina valgyti. Šitaip šaldytuvo variklis visiškai nedirba ir įrenginiai fiksuoja, kaip atbulinė eiga pareina vartojimas. Įrenginys fiksuoja atbulinė eiga pareina vartojimas. Tai yra fiksuoja, kad šaldytuvas šiuo metu vartoja 149 vatus, buvo ir daugiau, 150. Kadangi užsima bitkoinais kriptovaliutą, sukama elektra atgal, matosi puikiai, kokie yra elektros šuoliai, kaip kinta elektra. Vidauskai visiškai valdo viską, kas tik turi maitinimą, absoliučiai viską, tiek su baterijom, tiek su elektra. Bet kuris įrenginys vidauskai valdo, įsilaužia į pačią sistemą, mikroschemas, atjungia, įvesdami klaidą. Tai yra profesionalūs kibernetiniai nusikaltėliai, valdantys serverius. Valstybinio kibernetinio saugumo darbuotojas sakė, kad šitokį įrenginį ir šitaip valdyti bei kontroliuoti įrenginių darbą gali tik slaptosios tarnybos. Lietuvoje jų žiniomis tik tai yra keletas tokių įrenginių. Iš kur pas Badauską atsirado toks įrenginys? Ar jis nėra dar rusams armijai būnant Lietuvoje nėra jų apvogę, kada traukėsi? Ar iš Alibaba nusipirko? Nes jie prekiauja, jie kiekvieną dieną naudojasi visom parduotuvėm, net pavadinimų kitų net neišmokau. Alibaba, AliExpress, eBay, dar ten daug, viskas, kas yra tik elektroninės parduotuvės, vidauskai naudojasi, naudoja fotoaparatą, naudoja koregavimas. Tai yra apgaudinėja žmonės net, nes yra buvę atvejais, kai paprašė pinigus, kad gražinčiau, paskambinu mano numeriu, nes moteris pirkosi rūbus. Vidauskai suka elektrą atgal ir įrenginys puikiai fiksuoja. Kitas įrenginys fiksuoja, kad tik 81 vatą tai naudojam. Kita įrenginį jie, tai vadinasi visiškai kita faze, pareina elektros vagystė. Vidauskai suka elektrą atgal, visiškai kita faze. Sukasi atgal. Visiškai kita fazė yra sukama elektra atgal. Perjungus matosi, kad yra dar net sumažėję.
80, ne, kaip tik padaugės. Elektra yra sukama atgal. Yra vienodai pasiskirsti laidus.